Lietuvos sveikatos mokslų universiteto rektoriau, universiteto vadovybė, gerbiamas ministrės, profesoriai, dėstytojai, mėly absolventai, garbūs svečiai, absolventų artimieji, giminaičiai. Pirmiausia, leiskite truputį nukrypti nuo protokolo ir tikrai norėčiau visus čia susirinkusius pasveikinti su Kauno klinikų 75 metų jubiliejumi. Ir pasveikinti tą, kad mes ir šiandien išvydom. Pirmiausia, tuos žmonės, kurie deda didžiulės pastangas į Kauno klinikų modernizavimą. Ir šiandien pamatėm traumų ir skubios pagalbos centro atidarymą. Tai tikrai visos vyriausybės vardu aš norėčiau padėkoti. Tas, kas yra daroma Kauno klinikose, tas yra daroma dėl Lietuvos žmonių ir tai yra formuojama mūsų Lietuvos medicina dabartyje ir žiūrint į ateitį. Mėlyje absolventai, naudodama šitą progą tikrai noriu pasakyti, kad jūsų alma mater yra išskirtinė. Jūsų universitete studijuoja daugiausia jaunų žmonių iš viso pasaulio. Ir šiandien šita auditorija yra taip pat, aš manau, išskirtinė, liūdinti, kad mažos mūsų valstybės globalumą, gebėjimą, kad apie šį universitetą žinotų viso pasaulio valstybės. Dėl to ir čia tiek daug studentų į Kauno sveikatos medicinos universitetą atvyksta. Taip pat noriu, mėlyje absolventai, jūs pasveikinti su egzaminų ir praktikų pasibaigusiu maratonu. Lietuva žengia modernumo keliu. Ir Lietuvos medikai yra žinomi visame pasaulyje. Lietuvos medikai yra kviečiami į įvairiausias tarptautinės konferencijas. Tai, mėlyje absolventai, aš kviečiu čia, Lietuvoje, dirbti, nes jūsų žinios, jūsų gebėjimai yra reikalingi, o žinomumas priklauso nuo pastangų, jūsų asmeninių, nuo jūsų įdėto indėlių. Nes jūsų universitetas, dar kartą paminėsiu, liudija tai, kad čia yra patys išmintingiausi, sumaniausi, paruošti specialistai, tie, kurie yra žinomi jau pasaulyje. To aš jums linkiu, kad jūs irgi eitumėt tuo keliu. Ir sėkmės jums asmeniniam gyvenime. Ačiū.